Sveiki visi! Šiandien noriu pakalbėti apie namų interjerą. Erdvę, kurioje praleidžiame didžiąją savo gyvenimo dalį. Nuo to, kaip atrodo mūsų namai, labai priklauso mūsų nuotaika, energija. Namai tai ne tik ta vieta, kur mes gyvename, bet ir mūsų asmenybės atspindys. Interjeras daug ką pasako apie žmogų, apie jo skonį, vertybės ir net gyvenimo būdą. Vieni žmonės renkasi modernų stilių su švariomis linijomis, šviesiomis spalvomis ir minimalizmu. Kitiems patinka jaukumas, šilti tonai, natūralios medžiagos ir žvakių šviesa. Svarbu, kad namai būtų ne tik gražūs, bet ir funkcionalūs ir juose būtų jauku gyventi, dirbti, ilsėtis ir kurti. Man pačiai namų interjeras labai nesvetimas dalykas. Mano veikla yra susijusi su šia sritimi. Aš prekiauju indais ir smulkiomis interjero detalėmis mažoje parduotuvėlėje. Pastebiu, kad net maža smulkmena, gražus puodelis, žvakidė ar vaza gali pakeisti kambario nuotaiką. Stilingos detalės suteikia namams šilumos ir išskirtinumo, o žmonėms juose gyvenantiems džiaugsmo. Kai padedu klientams išsirinkti daiktus, dažnai pasakau, kad nereikia turėti daug. Svarbu pasirinkti tai, kas patinka ir dera prie jūsų namų ir gyvenimo ritmo. Kartais daiktai namuose turi net savo istoriją. Yra tekę pakuoti pietų servizą, kurį moteris atsinešė ir juokdamasi sakė, kad šitą servizą gavau dovanų vestuvių proga, o dabar noriu padovanoti jį dukrai, taip pat vestuvių proga. Taip, kad daiktai gali būti paveldimi iš tėvų ar senelių. Šiuo metu interjero pasaulyje vyrauja tendencija jungti natūralumą ir modernumą. Populiarėja medžio, lino, akmens faktūros, švelnūs tonai bei rankų darbo gaminiai. Žmonės vis labiau vertina natūralumą, ilgaamžiškumą. Pastebiu, kad klientai renkasi kokybiškus daiktus, ilgalaikius ir praktiškus. Pabaigai noriu pasakyti, kad interjeras tai kūryba, jausmas ir meilė savo erdvei ir savo namams. Ir aš džiaugiuosi prekiaudama šiais daiktais, kad galiu prisidėti prie žmonių namų jaukumo ir šilumos. Tai tiek. Ačiū už dėmesį.